Aklas pasimatymas. Labas vakaras visiems, kurie laiką leidžiate drauge su Aklu pasimatymu. Čia aš, Irma Jokštytė-Stanevičienė, kviečiu jūs, kaip ir kiekvieną kartą susitikus, pasikalbėti apie skirtingus dalykus, apie mūsų pačių skirtumus ir tai, kokia įvairi yra visuomenė aplink mus. O šiandieną labai džiaugiuosi galėdama jums pristatyti savo viešnią Aklame pasimatyme, buvusią Seimo narę, taip pat informatikę Moniką Ošmenskienę. Sveiki, Monika. Labas vakaras. Monika, derinant mūsų susitikimą, iš tikrųjų dabar jau buvo sunku rasti laiką dėl jūsų naujųjų studijų. Ką studijuojat ir kaip sugrįžote į tą studento gyvenimą? Tikrai taip, šiuo metu studijuoju sistemų biologiją Vilniaus universitete. Tai yra magistro studijos. Mane į šią sritį pastumėjo matyti mano pačios istorija pirmiausiai, kadangi turiu genetinę ligą, kuri iš esmės yra nediagnozuota ir tai privertė ieškoti savo atsakymų, domėtis, gilintis šioje srityje. Ir tiesą sakant, kodėl aš pasukau dabar į šias studijas, tai buvo visiškai atsitiktinumas. Aš vasarą sutikau vieną žmogų, susipažinau su vienu žmogumi, kuris sako, žinai, aš pagyvenau, toks esu vyresnio amžiaus žmogus, bet nusprendžiau studijuoti, yra tokia nauja studijų programa Vilniaus universitete, tai yra jungtinė gyvybės mokslų centro, medicinos fakulteto ir informatikos fakulteto studijų programa. Ir aš pagalvojau, blemba, bet čiagi tai, apie ką aš jau kelis metus galvoju, kur aš norėčiau savo žinias stipriai pagilinti. Tik tiek, kad mane stabdė faktas, jog aš galvojau, kad tam reikės studijuoti bakalaurą, kur nors gyvybės mokslo centre ir 4 metai. Dar pažiūrėjau, kokia medicina, ar ne? 4 metai per daug. Tai man tiesiog, kaip per kūnas iš giedro dangaus nukrito tokia laimė, kuri parodė, žinai, kad yra tai, apie ką aš svajoju, ir aš galvoju, čia ženklas, aš negaliu praleisti, todėl jisai sako, žinai, tai einam studijuoti kartu, jeigu ką truputį padėsiu. Ir sakiau, tai einam. Ir nuėjau, nes iš ties ta tema man labai, labai įdomi ir artima yra. Tai vat, taip ir papuoliau. Iš tikrųjų, labai įdomi tema, čia turbūt ir bet kam gali būti labai įdomios tokios žinios. Kiek laiko tęsiasi šitos studijos? Tai čia yra 2 metų magistrantūros studijos. Tai kol kas džiaugiatės šiuo nauju posūkiu? Šiuo metu aš tikrai labai džiaugiuosi ir atsiranda tos temos, kurios man išties labai įdomios. Jau pradedu rinktis magistrinio, sakykime taip, tematika, tai čia bus dabar labai trending ir madinga tokia longevity tema, bet tai irgi yra tai, kuo aš domiuosi jau kurį laiką iš seniau. Aš norėjau prieiti prie šios temos daugiau per mitybos prizmę, kalbant apie tai, kaip mityba gali prisidėti prie ilgaamžiškumo, būtent saugant mūsų DNR ir kitus procesus organizme, kas yra esminiai faktoriai, mūsų senėjimo procesuose, ar ne, ir tam ilgaamžiškumo užtikrinime. Tai, Monika, ar jūs esate iš tų žmonių, kurie norėtų gyventi kuo ilgiau ir ilgaamžiškumas siejasi su gyvenimo kokybė? Tai vienareikšmiškai, aš tikrai esu tas žmogus, kuris myli gyvenimą, džiaugiasi, kad turi galimybę šį nuostabų nuotykį patirti ir tikrai nepraleidžiu nė vienos dienos ir norėčiau, kad jų būtų kuo daugiau mano gyvenime, bet bus kaip bus. Pagyvensim, pamatysim. Na taip, mano šiek tiek pasikeitė požiūris į ilgaamžiškumą su filmu Žalioji mylė, kuomet žmogus, kuris kaip prakeikimą žiūrėjo į dovaną, nemirtingumo dovaną. tai pagalvojau, kad tas ilgaamžiškumas gali būti ne tik tai dovana. Gerai, pakalbėkime dar apie jūs. Jūs esate Vilnietė, gimusi Vilniuje, mokėtės Vilniuje, gyvenate turbūt didžiąją dalį gyvenimo Vilniuje. Ar jūs tapatinat save su šiuo miestu? Tikrai taip, esu visiška Vilnietė ir taip jaučiuosi. Jaučiu savo istorijos dalį draugę su miestu. Puikiai prisimenu įvairias vietas, kurios buvo pažįstamos, įprastos, kurios šiandien dingsta. Ar neatsiranda kitos, bet praeinant tu vis tiek prisimeni, kad ir tos pačius kokius nors sultinius, žinai, ar pieno barą. Išlikęs Skalvijos kino teatras, kurį
kurio likimas kartais savivaldybėje būdavo neaiškus ir tekdavo taip pat pastovėti, kad negalime naikinti šitos vietos, jinai istoriškai vilnietiška ir būtina mums, nors galbūt ir komerciškai nelabai naudinga, tai tikrai taip jaučiuosi visiškai vilnietė iki pat šaknų. Ar jūs skirstote tikrus tos Vilniečius kelių kartų ir atvykusius gyventi? Ne, aš visiškai neskirstau žmonių į atvykusius iš kitų miestų, iš kitų miestelių ir netgi iš kitų šalių. Man žmonėse turbūt yra svarbiausi 2 prioritetai tokie. Tai aš visada žiūriu, ar tai protingas žmogus ir ar tai geras žmogus. Ir geras turbūt yra pirmasis prioritetas, o kai aš kalbu, ar tai yra protingas, tai nieko neturi bendro su intelektu, ką aš norėčiau pabrėžti. Ir kaip mėgsta sakyti profesorius Jonas Ruškus, ką aš iš jo išmokau ir man labai patinka šis pasakymas, kad aš žinau, tai yra aš pažįstu daug protingų žmonių turinčių intelekto negalią ir daug neprotingų žmonių neturinčių jos. Kągi dabar trumpam čia stabtelėsime, paklausysime muzikos, o į aklą pasimatymą grįšime po jos. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį šiandieną. Laidoje Aklas pasimatymas svečiuojasi Monika Ošmenskienė. Mes kalbame apie gyvenimą ir apie jo gražiasias puses. Monika, jūs buvote ir verslininkė, ir Seimo narė, ir dirbote savivaldoje. Kuris iš šių tarpsnių profesinėme kelyje jums labiausiai patiko? Iš ties mano gyvenimas taip įdomiai klostosi, kad aš keliarius metus turiu tokius ganėtinai kardinalius pokyčius ir kiekvienas etapas yra naudingas ir turtingas savaip. Tarkime, verslininkė aš savęs nevadinčiau, bet su vyru tikrai turėjome savo įmonę, kuri užsiėmė tam tikrą veiklą, teikia paslaugas programavimo ir tas etapas, tarkime, kada patiri pats, ką reiškia susikurti darbo vietą, ką reiškia mokėti atlyginimą, ką reiškia mokėti mokesčius, buvo labai stipriai naudingas vėliau politikoje. Man atrodo, kad politikoje apskritai labai trūksta žmonių, kurie būtų bandę kažką sukurti, kurti verslą. Labai daug kalbančių apie tai, kaip reikia galbūt kelt mokesčius, kažką judintas, neveikia, anas kaltas, trečias blogas, bet tu pirmą nueik pabandyk kažką sukurti, veikiančio ir tvaraus, ir va tada ateik ir kalbėk. Tai kiekvienas iš mano etapų, dar buvo etapas piešimo, tu nežinai apie tai, bet aš dar nuo vaikystės šiek tiek paišau ir kartais daugiau, kartais mažiau. Tai kiekvienas iš tų etapų jisai yra naudingas savaip ir tai padeda matyti situacijas plačiau, plečia akiratį. Ta prasme, ištraukia tave iš tokio tunelinio mąstymo, todėl išskirti vieną kažkurį būtų labai sunku, nes tiek analitinis ar loginis mąstymas, tai atsinešu iš, sakykime taip, informatikos, iš programavimo, matyti iš tėvų, iš ypatingai tėčio paveldimumo, nes matematika vis tik tai buvo mano pats mėgstamiausias dalykas mokykloje. Aš dažnai girdžiu, kaip matematika nemėgs. Ir man smagu. Tikrai buvo ir mokytoja faina, bet ir tai buvo man šventė tos pamokos. Tai kiekviena ta patirtis, žinios, jos tikrai yra tas bagažas, kuris vėliau padeda, praverčia ir nei vieno etapo nesigailiu. Žinote, Monika, dabar kai pasakėt apie tai, jog politikoje, geriau būtų, jog atsirastų daugiau žmonių bandžiusių kažką sukurti. Aš taip pat pagalvojau, jog kai aplink mane kas nors skundžiasi politiką, ar ne, ir sako, kad visi vagia, valstybė vagia ir viskas yra labai blogai, aš pagalvoju, kad kaip būtų gerai, jeigu kas nors iš tų žmonių pabandytų patys eiti į tą politiką ir kažką keisti. Ar kažkas jūsų gyvenime pasikeitė, būnant politikė, aktyviai dirbant politikoje, apie ką galbūt nežinojot iki tol, arba žiūrėdavot kitaip prieš pati imdamasi šio darbo? Tai aš į politiką nėriau stačia galva, neturėdama jokios patirties nei politikoje, nei išsilavinimo politinio, nei netgi viešajame sektoriuje, ką reikia pastebėti. Aš buvau nebuvus nei viename praktiškai posėdėje, kažkokiame tokiame, o patekus į savivaldą teko kartais ir vesti tos posėdžius. Tai tas mokymasis buvo labai labai stiprus, intensyvus ir didelis augimas. Tarsi mano metai politikoje mane stipriai užaugino kaip asmenybę.
ir sustiprino. Aš galbūt tą norėčiau pabrėžti, bet kas nustebino, nežinau, ar aš kažko tokio tikėjausi. Aš atėjau veikti, man pasakė, žiūrėk Monika, jeigu tu nori pokyčių, tai turėsi pati ir daryti, o mes palaikysime ir aš veikiau kaip aš galėjau. Tai, man atrodo, turiu tam tikrus gebėjimus jausti gerai situaciją ir pamatyti galimybės čia ir dabar, jas išnaudoti, todėl tam tikrų pokyčių pavyko pasiekti netgi pirmaisiais metais savivaldoje, be abejo, su pagalba komandos, su pagalba politinių vadovų, sakykime taip, mero ir vicemero, bet vis tik tais, tu turi būti proaktyvus, tu turi turėti tam tikras savybės, kad kažką nuveikti, o ne tik tai pliurpti. Taip. Ar jums atrodo, nes, šiaip galbūt tiek daug dėmesio pačiai politikai šiandien neskirsime, bet kiek yra svarbu tai, jog negalią turinčių žmonių teisės atstovautų politikai, kurie žino, kas yra turėti negalią, nes dabar Seime nebeliks negalios turinčių žmonių. Aš manau, kad yra labai svarbu, bet taip pat svarbu ir kas yra tas žmogus ir kas yra jo turinyje ir koks yra jo supratimas. Vien negalios negana, tačiau be negalios žmonės taip pat nesupranta daugelio dalykų ir jie nemato. Jie tada klausosi, galbūt organizacijų kažkokių nevyriausybinių, kurios vėlgi kartais kelia klausimų. Jie viena vertus lyg ir atstovauja žmonės su negalia, kita vertus o kiek jie patys tarėsi su tais žmonėmis su negalia, kurių yra 100 000, ar ne? Tai panašu, kad kartais tai būna kelių žmonių tiesiog galbūt nuomonė, kuri yra išreiškiama kaip visų žmonių su negalia nuomonė. Tai tu būdamas pats žmogus su negalia, tu tikrai žinai, kaip yra, tau išties rūpi, tau išties skauda ir tu nuoširdžiai dirbi. Tai va to nuoširdumo ir tikrumo, dabar palikdama Seimą, aš permąsčiau, galvoju, su kuo čia galima būtų toliau bendradarbiauti, galbūt šiais klausimais. Nežinau, gal vieną politiką gebėčiau atrasti, maksimum, aš taip pasakysiu, tai pažiūrėsim, kaip jisai dirbs ir veiks. Pažiūrėsime. Gerai, dar pasiklausykime muzikos ir pokalbį pratęsime netrukus. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį. Šiandieną laidoje Aklas pasimatymas svečiuojasi Monika Ošmenskienė ir mes kalbame apie skirtingus gyvenimo etapus. Monika, jau, kaip ir sakėte, užbaigėte politikės etapą gyvenimo, kuris jūs labai augino. Iš tiesų, dar ką galėtumėt patarti tiem žmonėms, kurie mato kažkokias aiškias problemas aplink save, kaip turėtų žmonės bendradarbiauti su politikais? Galbūt dabar jau kažką pabuvusi tame kailyje politiko jūs pati nujaučiate, ko trūksta, ar ne, kaip komunikuoti aiškiai tas problemas, užuot tiesiog galbūt rašinėjus piktus komentarus visi vagės ir visi blogi. Kaip aš sakau, pasaulį keičiame mes kiekvienas ir pirmiausiai nuo savęs ir aplink save, ar ne? Tai pirmiausia reikia daryti tuos dalykus, kurie priklauso nuo tavęs. Jeigu matai, kad yra kažkokie tai parkavimo pažeidimai, tai nepatingėk išsiųsti, sakykime, nuotrauką policijai, kad tas pažeidėjas gautų nuobaudą. Jeigu kažkur tenais institucijose negauni atsakymo, tai nepatingėk parašyti aukštesniai vadovybei tos institucijos ir pabandyti eiti toliau. Ir tik po to, verkti ir skųstis, nes iš ties labai daug yra besipiktinančių ir mažai kažką darančių. Ir tai yra didelė mūsų problema, kuri ateina, man atrodo, šiek tiek ir iš viešo tokio diskurso, kur yra formuojama nuomonė, kad žiūrėkit, jums valstybė viską turi duoti, viskas jums priklauso ir jeigu ką, tai visi aplinkui kalti, bet ne tu pats. Tai man labai norėtųsi daugiau girdėti kalbų apie tai, kad žiūrėkite, jūs viską galite, jūs viską sugebate, jūs pasistengkite, darykite ir pamatysite, kad viskas gausis. Taip, iš tikrųjų labai su jumis sutinku ir man pačiai irgi norisi visuomet skatinti tą veiksmą, darymą ir skatinti pasinaudojimą tomis galimybėmis, kurias mums valstybė suteikia. Jau paauglystėje susidūrėte su stipriais kūno pokyčiais, kurie privertė prisitaikyti prie gyvenimo kitaip, ar ne? Jūs savo politinėje kampanijoje sakėte, kad negalia yra šūdas, bet jūs žinot, kaip toje situacijoje jaustis laiminga. Ar ilgai užtruko tos laimės formulės, sėkmės formulės paieškos?
Mano asmeninėme gyvenime tai užtruko labai ilgai, ilgiau matyti negu reikėtų, nes mano liga yra progresuojanti, tai reiškia, jinai prasidėjo nuo to, kad aš pradėjau negalėti pakelti vienos rankos, po pusmečio kitos rankos, po to negalėjau atsistoti, po to buvo sunku lipti laiptais, ant aukštesnių laiptelių nebeužlipdavau, nebelipdavau į troleibusą ir panašiai, bet aš vaikščiojau. Dar kurį laiką aš vaikščiojau ir netgi šiai dienai aš galiu šiek tiek pastovėti, ar ne, jeigu mane pastato ant kojų. Tai reiškia, kol aš vaikščiojau, tai daugam atrodė, kad tu esi apytiksliai sveika. Nesvarbu, kad sprigtą galbūt duosi ir nugriūsi, nes vos tu stovi ant tų kojų, vos lygsvarą išlaikai ir labai priklausai nuo atramos. Bet kadangi vaikščiau, tai aš ilgai ir slėpiau, aš kažkaip jaučiausi menkesnė, tokia nepilna vertė, niekam nereikalinga ir tikrai po studijų užsidariau namuose, tuo metu nebuvo dar nuotolinio darbo tokio išvystyto, tai vis tik tai buvo 2000-ųjų pradžia ir su kompiuteriu namie tupėjau, sėdėjau, o kada tu esi atsitraukęs, atsiskyręs nuo sociumo, išsivysto tam tikra sociumo baimė, tu pradedi bijoti žmonių, tu tiesiog drebi, kada tau reikia su kažkokiu nepažįstamu žmogum pasišnekėti ar net paskambinti. Aš visą laiką prašydavau vyro, kad jis, jeigu reikia kažkur tai paskambinti už mane, nes man buvo be galo nejauku. Kaip vis dėlto ryžotės keisti kažką ir kas buvo tas spyris į užpakalį, kur vis dėlto suvokėt, jog turit eiti, keltis, kalbėti pati ir veikti pati? Tai būdama namuose, aš vis tik tai stebėjau tai, kas vyksta. Mes įstojome į Europos Sąjungą, pradėjo plaukti įvairios investicijos, lėšos į Lietuvą, jinai pradėjo renovuotis, statytis, gražėti, tačiau tos renovacijos ar statybos buvo neprieinamos žmonėms su negale. Ir kiekvieną kartą buvo labai apmaudu ir klausimas toksai, kodėl, kol vieną dieną aš pagalvojau, ko aš čia piktinuosi atsisėdusi, reikia imti gal pačiai tada kažką ir daryti. Nes aš tikrai stebėdavau savivaldybėje skelbiamos viešosius pristatymus, stebėdavau projektus, peržiūrėdavau juos, mane architektūra taip pat šiek tiek domina nuo pat jaunystės, matyt, tai yra ir piešimas tame, ir braižyba, kuris sužavėjo mane, kada aš kažkada mačiau brolį savo braižant, jisai Gediminos technikos universitete studijavo, tai mane tiesiog užbūrė matymas, kaip jisai braižydavo. Ir aš kažkaip tą architektūrą pradėjau truputėlį domėtis, tokiam lygmenį, kad aš peržiūrinėdavau ir peržiūrinėjau iki šiol įvairius išplanavimus, įvairius naujus projektus. Tai tas besipiktinimas kurį laiką kankino, bet kaip ir minėjau, aš pagalvojau, kad reikia eiti ir kažką daryti, jeigu kiti nedaro, tai reikia pabandyti kažką keisti. Ir tuo metu kūrėsi nauja asociacija, tai buvo Savarankiškas gyvenimas, jauni aktyvūs žmonės, kurie taip pat norėjo pokyčių. Ir aš nusprendžiau prie tos asociacijos prisijungti, nes anksčiau aš taip pat jau buvau pradėjus žiūrėti, kur aš galėčiau prisišlieti. Mačiau įvairias didžiasias mūsų nevyriausybinės organizacijas, tačiau atsidarius jų puslapį nemačiau, kad manęs ten reikėtų. Kas mane labai nustebindavo, kad žmonių su negalia jiem atrodė, kad nereikia, nebuvo kažkokių kvietimų, junkitės, vienykimės, veikime ar ne. Jie kažką veikia, kažkokius ten savo veiklas, dienos centrus, dar kažką darė, bet savęs tenais aš nemačiau. Čia dar trumpam stabtelėsime muzikinį pertraukėlį, netrukus pratęsime pokalbį. Aklas pasimatymas. Čia laida Aklas pasimatymas ir aš jame turiu viešnią Moniką Ošmenskienę. Mes kalbame apie skirtingus gyvenimo posūkius ir dabar kalbame apie tą jūsų sprendimą prisijungti prie vienos iš nevyriausybinių organizacijų, tai yra Savarankiškas gyvenimas. Monika, ar jūs esate susidūrusi su tuo, jog dažnai kažkokią negalią turintis žmonės nenori jungtis prie... Jūs ir pati sakėte, jog jautėte kurį laiką tą pasipriešinimą tarsi vidinį arba jautėtės nereikalinga toms asociacijoms. Taigi prie tų kitų organizacijų vienijančių tokius asmenis. Ir ar jums netrodo, kad kartais mūsų nenoras jungtis prie tokių asociacijų būna savotiškas neigimas, kad aš irgi esu to dalis? Viena vertus taip,
kita vertus, galbūt tai buvo nenoras, bet aš sakyčiau, kad aš neradau, kaip prie jų prieiti, kad mano buvo noras vidinis, bet aš nemačiau galbūt iš jų pusės to noro, kad žmonės kaip aš ateitų. Ir iš ties, kada tu turi progresuojančią ligą, tai tu gimsti sveikas, augi sveikas, reiškia, vėliau tu susergi, ar ne, kaip tu supranti, ir kažkada pradeda atsirasti negalios samprata tavo gyvenime ir tu galvoji, pala, kokia dar negalia, čia tie, žinai, kaip man atrodė, žmonės po karo, kaip aš matydavau be kojos, visokie veteranai, čia yra neįgalėjai, o aš čia prie ko. Tai reiškia, tu gyveni tą dar sveiko ilgą laiką žmogaus gyvenimą, bet ateina riba, kada supranti, kad blemba viskas, koks čia sveikas gyvenimas, tačiau savo rate, bent jau aš žmonių su negale neturėjau, nepažinojau nei vieno, tai neturėjau, reiškia, su kuo pasikalbėti tomis temomis, su kuo pasidalinti, iš kur sužinoti, kas ir kaip ir kur kažką galima galbūt išsispręsti. Aš nuėjau į techninės pagalbos neįgaliesiems centro vežimėlio, kada mes vykom į užsienį ir aš supratau, kad jeigu aš noriu kažką pamatyti, tai viskas laikas, nes aš tiesiog nebepainu ir aš nieko nepamatysiu, ar ne? Tai ką tai reiškia, aš nuėjau, man davė tą vežimėlį ir važiuok, kaip nori ir kaip supranti. Ir aš matydavau, kad yra, pavyzdžiui, paraplegikų asociacija, ten jie kažką daro, reiškia, mokymai, ten parodo, kaip įlipti, išlipti. Mano atveju nieks nieko nemokė, nieks niekur nenukreipė, mes neturime, kadangi nesu aš paraplegikė tokios asociacijos, tai aš gavau tą vežimėlį ir naudokis ir būk, žinai, kaip išmanai. Tai man poreikis buvo pažinti žmonės, aš labai tikrai pasižiūrėdavau visas laidas, kur matydavau panašaus likimo žmonės, ar Bėdų turguje, ar kažkokiose kitose laidose, tikrai atsimenu tuos atvejus. Stebėdavo, koks yra jų gyvenimas, kokia čia laukia manęs ateitis, nes ta ateitis kaip ir nežinoma, ar ne, ir to pasikalbėjimo, žinojimo man labai trūko, norėjosi. Manau, kad jis yra reikalingas įvairiose grupėse. Bet ar jums neatrodo, Monika, jog tas požiūris ar ne toks vengimas save, aš jau tikrai nenorėčiau priklausyti tai bendruomeniai, ir yra susijęs su tuo, kad mes dažnai negalią turinčių žmonės matėme tiesiog vargšo būsenoje, ar ne, arba Bėdų turgoje, netgi tokiose laidose kaip štai jis nepasidavė likimo smūgiams ir panašiai, bet nematėme sėkmingų žmonių, politikų, visuomenės aktyvių veikėjų ir kitų sėkmingų žmogų, su kuo mes asocijuotumėme sėkmę. Mums negalia pati nesiasocijavo su sėkme. Ko gero yra tame tiesos, norėčiau pritarti tikrai, kad negalia iš karto, kaip man vienas draugas pasakė, vežimėlis čia yra paskutinė instancija. Dar nežinodamas, kad mano jau visiškai greita ateitis yra, reiškiasi, vežimėlis, bet taip pasakė ir aš sėdžiu, gal Jėzus, bet ką darysi. Tai aš manau, kad tikrai taip. Mes neaugome su tokiais žmonėmis, mes jų nematėme, mes nelabai su jais bendravome, mes nežinome, kas tai. Mes matėme tik kažkur tai galbūt ligoninėse, ar ne, prastose sąlygose ir kaip gerai paminėjai Irma, kur nors Bėdų turguje. Kaip turi konvertuotis tas negalios, ta situacija kaip nuskurdinanti žmogų, kaip pamatyti sėkmę tame, kad žmogus turi negalią? Žinai, sėkmės tame, kad turi negalią, tai aš irgi nenoriu tokią apibrėžti priimti, nes aš vis tik ėjau iš pasakymų, kad negalia yra šūdas, kaip tu minėjai. Ir aš taip ir galvoju. Bet juk tai yra įvairovės dalis. Tai yra įvairovė, kuri turi savo dalių praturtinančių, atskleidžiančių dalykus, kuriuos sudarai kitaip, galbūt geriau, galbūt įdomiau. Bet visgi tai yra ta įvairovė, kurios norėtųsi išvengti, jeigu tik ir būtų įmanoma. Ir aš manau, kad didžioji dauguma žmonių pasirinktų kitą kelią, jeigu tokį pasirinkimą turėtų. Tai nereiškia, kad turėdamas negalią tu esi kažko prastesnis arba, silpnesnis, ar ne, bet nekalbu fiziškai, kada tu esi tikrai silpnas, bet aš apie dvasinį gal silpnumą dabar kalbu. Bet visgi sveiko žmogaus gyvenimas, jisai išlaisvina ir tau suteikia dar daugiau galimybių. Ir jeigu mes turėtumėm pasirinkimą turėti sparnus arba jų neturėti, ką mes pasirinktumėm? Man atrodo, Monika, žinokit, aš čia galėsiu jums paprieštarauti, nes mes kažkada kalbėjome su viena draugė ir jinai sako, Irma, man atrodo, kad tu pasirinkai,
kad jeigu mes prieš gimstant galėjome rinktis, matyti ar nematyti, tai kad tu buvai praeitame gyvenime dailininkė ir tu sakei užkniso ir pasirinkai nematyti. Tai turbūt gali būti situacijų, kuomet tu rinktumėsi tą nematymą negu kažką, arba kitą negalę, negu kažkokią kitokią situaciją. Jūs nesutinkat su tuo? Aš nelabai sutinku, tiesą sakant, Irma, ir aš žiūriu tokius žmonės ir galvoju, aišku, kol neturi pasirinkimo, lengva šnekėti ir visi mes galime būti tokie stiprus ir įdomus, bet jeigu būtų tas pasirinkimas, aš manau, mes pasidarytumėm kitą pasirinkimą. Gerai, pasiklausykime muzikos ir kažką pasirinkime kitaip. Aklas pasimatymas. Tęsime pokalbį, čia laida Aklas pasimatymas, kur svečiuojasi Monika Ošmenskienė ir mes draugė kalbame apie įdomius gyvenimo pasirinkimus. Pakalbėjome apie tai, ką mes rinktumėmės ir ko nesirinktumėm. Man labai įdomu, jeigu turėtumėt galimybę, ir tą burtų lazdelę, kuri leistų jums atskleisti vieną kažkokią paslaptį, sužinoti kažką apie žmogaus gyvenimą, apie dar kažką, ko nežinot ir ką siekėt sužinoti. Kokia tai būtų paslaptis, kurią atsakytumėt su ta burtų lazdele? Koks įdomus klausimas. Manau, kad tai būtų kažkas apie kosmosą, apie gyvybės kilmę, apie Žemės sistemą, kas mes esame, kas yra virš mūsų, ar mes esame tik atomas kažkieno organizme, ar yra viskas kažkaip kitaip. Yra tikrai klausimai, kur mes turime daug nežinomųjų, tai matyt, tą burtų lazdelę mojuočiau, kažkur ten, danguje. Taip kažkaip į savo biologiją. Ar net turbūt iš tų mokslų. Matyt, ne veltui mane ten patraukė. Jo, aš jau tikėjausi apie nemirtingumą arba dar kokią nors egzistencinę dalyką. Kokie mes esame skirtingi. Monika, vis tiek tai yra paskutinė mūsų laidos dalis ir norisi pakalbėti apie pozityvius dalykus. Kas jūs gyvenime daro laimingą ir kokį laisvalaikį renkatės, kai norite pasimėgauti gyvenimu? Mane laimingą daro geri, mane supantis žmonės. Tai tas jausmas, kad esi reikalingas, kad esi mylimas, jisai mane tikrai padaro laimingą ir pakilėja aukščiau. Tai be abejo, pirmiausia, tai yra mano vyras, kuris yra mano stiprybė ir tik jo dėka esu, kas esu šiandien ir ten, kur esu ir labai dažnai pagalvoju apie tai, kad jeigu ne jis, arba jeigu jam kažkas nutiktų, arba galbūt pabėgtų kur nors, tai galbūt rytoj aš būčiau tiesiog daržovėje globos įstaigoje. Ir tai yra visiškai neperdedant, dėja šiandien gyvenam tokia Lietuvoje, kur pagalba tokiem žmonėm kaip aš yra labai sunkiai prieinama ir neužtikrinama, kad jie galėtų gyventi oriai ir pažįstų ne vieną savo likimo žmogų gyvenantį, bet labai sudėtingai dėja. Taip pat tai yra šeima ir draugai. Draugai, kurie ateina ir apsupa savo meilę, savo dėmesiu ir skiria labai labai gerą laiką. Man tie susitikimai yra be galo svarbus ir džiuginantis. Aš einu pasikrovus, nors turim tokį ratą draugų, kur mes, kaip pasakyti, nuo juoko ir ašarų iki pakankamai aštrių debatų ir diskusijų vakarus paprastai turime ir mėgstame padraskyti vienas kitam nervus šiek tiek ir paskui apsikabinti ir paverkti. Bet tie susitikimai man taip pat yra tai, kas daro mane laimingą. Tai žmonės ir dar kartą žmonės. Na ir ko tikitės iš šio naujo etapo, nes užsibaigė jūsų kol kas aktyvios politikės etapas. Ko tikitės iš to būsimojo ir kur dabar trauksite? Ar liksite tik studentė, o gal dar kažkokių turit planų? Aš liksiu ne tik studentė, aš liksiu net studentė ir pasinersiu. Dabar artimiausias planas yra pasinerti labai rimtai į mokslus, nes tai yra sritis man nauja ir aš nesitikėjau, bet studijos yra žiauriai intensyvios, daug naujos informacijos, kurią reikia ir sugebėti perskaityti arba išklausyti ir atsiminti ir suprasti. Tai kažkuria prasme džiaugiuosi gavusi daugiau laisvo laiko, nes galėsiu rimčiau studijuoti, kadangi stodama ir kalbėdamasi galvojau, kad bus viskas paprasčiau ir daugiau
laisviau derinama su darbu. Tai matyt būtų tekę man mesti studijas, jeigu būčiau likusi politikoje greičiausiai. Na, tai dabar likimas pakreipė šią linkmę ir artimiausias mano dėmesys bus būtent nukreiptas į šią sritį, į šią sferą naują man šiek tiek ir žiūrėsim, kur tas kelias nuves. Na ir su kokia mintimi galbūt norėtumėte atsisveikinti su mūsų klausytojais, kokį palikti palinkėjimą šį žiemišką vakarą? Aš jau šiandien užsiminiau, bet man labai norisi palinkėti žmonėm pagalvoti, ką asmeniškai aš kuriu, kaip asmeniškai aš veikiu žmonės esančius šalia, ar aš juos padariau laimingesnius, ar mano pasakymai sukūrė kažką naudingo, ar tiesiog tai buvo spjūvis išsispjauti, kad man palengvėtų, bet visiems aplinkui galbūt nuotaika bus sušikta, atsiprašau šitą žodį, bet mes jau laisvėjame, laisvesnėje Lietuvoje gyvenam ir vartojam įvairius žodžius. Tai tikrai mes kiekvienas galime kurti aplinką, kuri būtų maloni mums kiekvienam, tokiu būdu mažindami ir tą liūdesį, vienišumą, kuris dėja, bet pakankamai yra paplitęs Lietuvoje. Ir paplitęs pirmiausia dėl to, kad esame per daug abejingi vieni kitiem ir per daug abejingi kitokiems, sudėtingesniems, keistesniems. Mums lengviausia yra nusisukti, sakyti, ai, šitas toks arba kitoks. Tai aš galvoju, aš bent jau savo gyvenime atrandu tokiuose keistuose žmonėse labai daug naudingų dalykų, kur aš išmokstu ir irgi paaugu. Ir labai linkiu kitiems, visiems klausytojams apsidairyti ir pagalvoti, kad ne tik su lengvais ir paprastais žmonėmis yra verta leisti laiką ir būti. Ačiū labai, Monika. Labai gerą laiką turėjau aš ir tikiuosi mūsų klausytojai. Primenu, jog laukiame jūsų aklame pasimatyme kiekvieną savaitę trečiadieniais 19 val. Gold FM eteryje. Na, bet žinoma, jums patogiu metu raskite mus ir paklausykite mūsų laidų aklame pasimatyme mūsų YouTube kanale. Prenumeruokite kanalą, sužinosite pirmieji apie naujus įrašus. O dabar likite sveiki ir lauksime jūsų kitą savaitę. Laidą remia Medijų rėmimo fondas. Laidą rengia Irma Jokštytė Stanevičienė ir Lina Žaltauskaitė. Garso režisierius Vytautas Petrošius. Laida įrašyta PAMS studio.